Į aikštę noriu pakviesti lietuvaitį Robertą Bartkevičių iš Rokiškio. Robertui šiandien palaikymo tikrai labai reikės, jo reikia kiekvienų varžybų metu. Aš pažįstu. Robertas Bartkevičius, 26 metų sportininkas iš tolimojo Rokiškio. Jau čia vien tik tai atvažiuoti iki Kauno gali pavargti, o kur dar varžybose pakilnoti svorius. Gerai, Robertai, nusiteikiam. ...150 kg rungtyje ir 1 minutės laiko limitas. Startas Robertui Bartkevičiui, važiuojam. Dirbam, Robertai, iš kojų. Jau, 1. Na, kaip čia klostysi situacija toliau. 150 kg. Ir 2 kartai, bravo. Tempo, aišku, norėtųsi geresnio, lieka 35 sekundės. Laiko dar yra, bet jėgų norėtųsi įdėti ir daugiau šitą rastą. 3. užėjimas. Na, Robertai, laikom. Pagal taisyklės sportininkas iškėlęs rastą virš galvos turi akimirkai sustingti. Šiaip blogiausia situacija, lieka 15 sekundžių. Ir keliam, Robertai. Lieka 5 sekundės. Na, Robertai. Ir fiksuojam. Gerai, gerai. Tai koks galutinis rezultatas? 4 kartai. Ugnies truputėlį. Važiuojam. 60 sekundžių pas teisėjus jau matuojama. 1. Ir čia matosi, kad trūksta šiek tiek patirties, Robertai. 17,5 kg dabar rankose. Dirbam, Robertai. Gerai. 3. maišas. 20 kg neskrenda. Gaila, bet kol kas neskrenda. Susikaupiam, Robertai. Gražu. 22,5 kg. Dirbam. Gerai. Lieka 15 sekundžių. Na, 25 kg svoris. Čia jau buvo sunkiau negu su prieš tai matytų svoriu. 25 kg. Ir panašu, kad apsimoka dabar jau taupyti jėgas. Dabar gerbėmėjai dvikova. Aleksandr Lungo prieš Robertą Bartkevičių. Aišku, kaip jau sakiau, sportininkai siekia savo asmeninio gero rezultato. Happy place, man, happy place. Come on, nice and solid, happy place. Laikom, Robertai, nepasiduodam. Come on. Aleksandr Lungo iš Rumunijos. Taip pat įsitvėręs į 25 kg kondicionierių. Laikom, laikom, Robertai, laikom! Come on, keep it going. Easy work all day. Na gerai, Robertas jau fiksuoja savo laiką. Ir dėmesio. Žydrūnas jau švilpia Robertui Bartkevičiui. Pirmasis maišas. Tai yra na, Robertai, dirbam, dirbam. 2 kartai. Ir 130 kg. Kol kas tvarkoma visai neprastai. 3. Žydrūnai, 1 minutę davėt, ar ne? 75 sekundės šitai rungčiai. Labai gerai. Robertai, nepasiduodam. Dirbam toliau. Ketvirtas bandymas. Na. Ir neblogai viskas, kiek liko laiko. Lieka 15 sekundžių. Na, paskutinės jėgos. Robertai, dar vieną. Publika, padedam. Ir ar spės Robertas? Bet Žydrūnas neskaito. Baigėsi laikas. O, porą sekundžių.
Na, Robertai, važiuojam. Reikia auksinio gero laikymo. Šį kartelį rezultatai, matau, tikrai aukšti. Ir jie gan netoli vienas nuo kito. Reiškiasi, kad ties minutę bent jau reikėtų orientuotis savo laikyme. Laikom, Robertai, laikom. 30 sekundžių pas Robertą. Na, kelias dar netrumpas. 35. Nekreip dėmesio, Saulius sako, į drebančias rankas. 40 sekundžių, viskas bus gerai. Na, Robertai, nepasiduodam. 45. Išties labiau rankas reikia 50 sekundžių. Na, viskas. Tenka stabdyti. 53. Na, publika, paskutinį kartą palaikom visus to šaunuolius. Ir pirmasis yra Robertas Bartkevičius iš Rokiškio. Laukiam 4 palengvos vertimų, 360 kg, tiek sveria įrenginys. Na ir po to 110 grandinė, skydas 120, maišo 130 kg. Viskas sumėšti reikia ant pakilos. Padaryti tai kuo greičiau ir spėti svarbiausiai 75 sekundžių laiko limitą. Na, Robertai, dirbam. Taip, vienas kartas. Reikalingi 4 su padangos vertimu. 2 kartai 360 kg. Tikrai didelis svoris galiūnų sporte. Ir paskutinysis. Paskutinysis, manau, kad sėkmingas. Taip ir yra bandymas. Dabar belieka gražiai viską sunešti ir sudėti ant pakilos. Nepasiduodam, Robertai. Dirbam, dirbam. 110 kg, na. Yra, aš jau noriu, va dabar tiksliai yra, skydas 120 kg. Jį šiek tiek galbūt patogiau yra paimti, nors pakankamai naujas renginys ir didelis. Nešam, Robertai, nešam! Reikia gražiai padėti ant pakilos, svarbiausia, jis negali nukristi. Taip, pastato skydą Robertas ir šiaip gal ir gerai sugalvoja, pasidaro vietos maišui. 130 kg. Na, paskutinis įrenginys šiandien Robertui Bartkevičiui. Po maišo daugiau jau kentėti nebereikės. Dirbam, Robertai, dirbam! Slysta maišas. 130 kg šiandien. Ką, chebrytė, tokias varžybos. Kaune pasaulio taurė. Nieko net ir nebekomentau, tai žodžiu, tiesiog komentaras iš varžybų, tai 11 vieta. Nelabai man ten kaip sekėsi iš tikrųjų. Stiprus, aišku, labai varžovai. Kai kuriuose rungtyse neblogai visai ėjęs. Kaip prasti, va tokiam maišo kelime plius minus neblogai. Laikymos tai paskutinis, maišų metime irgi tenais realiai paskutinis. Tai žodžiu, trūksta dar praktikos, o laikymai mano silpnoji rungtis, o jie netgi 2 buvo dienos varžybose. Tai žodžiu, kažko čia tikėtis ir nereikėjo. Tai tiesiog sudalyvau. Smagi patirtis. Blemba šitie blecha. Patirtis tokia smagi. Pasaulio taurė. Čia jau ir sudalyvauti yra, kad gaut tą sudalyvavimą jau yra reikalų. Nu, žodžiu, tokias varžybas, tai sakau, nepasisekė vien dėl to, nes 2 rungtys, kuriuose paskutinę vietą paėmiau, plus atkelimai buvo su tuo varžtu. Tokiu net nebekėliau, aš jums ten didelis svoris, ten buvo tiesiog net netkėliau. 0 taškų gavau, tai tas irgi labai žiauriai numušė galutiniam rezultatė. Tai, tokias varžybėlės reikia dar padirbėti, manau. Ir tiek, ačiū, kad žiūrėt. Kokias varžybas, kaip sekės, toks ir video. Tai iki kito karto.